Sveiki, čia ir vėl mes, Minecrafter LTU. Štai čia aš, Arniucha33 ir štai čia Gražvydas LTU. Ir šiandieną mes pristatome išlikimų 4 dalį. Tikiuosi jums patiks video. Gero žiūrėjimo. Tai, kaip sakiau, praeitoj dalyje aš pabaigsiu statyti šį sodą. Kaip sakyti. Daržą. Kviečių daržą gal. Nežinau, kaip pasakyti, bet... Tai dabar mums reikia biškį medienos. Ne popierių. Manau, turėtų tiek užtekti. Ir dar reikia vartelių. Na ir dėl viso pikto dar tiek tvorų. Taigi, einu baigti statyti. Ir tai, žinokit, tas daržas visai dar praverčia, nes paskui užsiaugini kviečius ir gali pasigaminti tiesiog duonos. O kaip čia dabar? Kažkaip negerai atrodo, pakeisiu biškį. Kažkaip nepatinka man taip, kaip. Geriau šitą apkeisim su anuo. Štai. Ir dabar. Ir turime jau mūsų sodą. Ir gal po kokių 2 naktų ar 3 jau bus, manau, nu kaip ir kviečiai. Tai dabar galėčiau dar, kaip matau, turiu dar 2 sėklas. Bet aš dabar to nedarysiu, nes manau, pasidarysiu. Reiktų turėti akmenų, aš darysiu kastuvą, manau. Ai, ne, yra kažkas. Ir aš eisiu kirsti smėlio, kad galėčiau gauti stiklo. Dabar turime pirmiausia jau surasti. Čia nemanau, kad bus. O, štai tada. O, Gražvydai, atnešk deglų čia, padek. O, blogai, deglų nėra, blogai. Mat, kaip greitai sukasi smėlis. Gerai, štai čia biškį dar nuėsim. O, nes skeletams, man atrodo, jau galėčiau bėgti namo, nes aš tikrai nenoriu mirti nuo mobų. Naktį reikia būti šiaip atsargiam. Nenorėčiau mirti, nelabai smagus toks jausmas. Taigi reikia biškį iškepti. Dabar smėlį. Daiva. O Gražvydas LTU mirė, jis turi grįžti, susirinkti daiktus į patį vandenynų dugną, nes jis ten kažkur mirė, sakė. Sakė, kad jis ten kažkur mirė dabar, nes jį ten Creeperis sprogdino, ar kaip, nežinau. Negaliu pasakyti.
Taigi, tuojau iškepsime visą stiklą ir galėsime pagaliau pasidaryti langus namie, kad nebūtų taip tamsu naktį. Ir sutaupysim šiek tiek deglų. Kokį 2-3 galėsim nuimti, manau. Štai ir paskutinis stiklas. Pagaliau. Na va, dabar. Šiaip tai jeigu norite sutaupyti stiklo, tai vat šitokį pasidarykime. Kaip matot, čia 16 glass pane. Nu tai tokių kaip stiklo pluoštų. Nu ir taip. Ir matot, iškart 16 sutaupė. O, garažlis pasidarbavo su lubtu, su grindimis, atsiprašau. Taigi reikia kirvuko. Tai... kažko, netyčia. Čia, manau, visą eilę galėtumėm. O, ne. Nevyko, o matote? Ir visai gražiai atrodo dar. Nu, pagal mane, tai tikrai man jie patinka. Labiau nei skeletonas. O, gražiai atsirado anglies. O tai labai puiku, nes tai mums labai reikalinga deglams. Kepimui tai nesvarbu, galima kad ir medienos kepčiau. Gerai. Nu kaip namai ir dar reikėtų gal, manau, čia. Ir manau ateityje dar pasistatysime kaip kokį gal miestelį ar ką nors tokio, vat mes su Gražvydu šitam pasauly, nes tikrai šiaip įdomu išlikimą žaisti ir man tai patinka. Tik dabar reikia maisto iš kažkur gauti. Gerai. Reikia pasidėti kelias daiktus į skrynę. Aš manau galiu dabar duoti jums vieną patarimą. Jeigu jūs jau mirštate iš alkio ar ką nors panašaus ir tiesiog susidėkite daiktus į skrynę ir darykit taip kaip aš. Arba nusižudykit, arba paprašykit, kad jūs nužudytų. Tai va, Gražvydai, nužudyk mane. Aš mirštu iš alkio, tai va. Ir kaip matot, aš ant namų stogo atsiradau. Štai. Ir einu galiu dabar vėl pasimti, ką turėjau. Tai manau pasimsiu biškį stiklo. Pasidarbuosim. O, dar vienas skrynė. Turbūt čia bus iškasenos karas, čia bus akmens. Tai gerai. Dabar taip. Nu, ką dar galėtumėm. Ir manau dar čia dauždėsim. Man šiaip labai patinka dėstikliai. Čia matot biškį kaip rūsys toks netgi. Kaip rūsys, panašiai, bet kaip ne. Dar manau galėtumėm šitą. Nu va, manau, kad neužilgo turėtų būti diena ir pasimsiu savo Iron Swordą tiesiog ir eisiu medžioti. Labai noriu medžioti, reikia labai mums valgyti ir avių. Gerai, kur čia tas mano kardas? Nu čia va. Tai va. Dabar dar turim daug.
degalų turėti, o degalų Pasiėmiau daugiau, nes aš į kasyklą dirbu. aš pasiimsiu keletą degalų, kad galėčiau apsišviesti lauke. Nu, gražiau atrodys ir vat naktį nereikės. Vat. Mama, mūsų namai. Nu tai dabar gal čia kur nors deglo. Aplinkui namus va čia aš pastatysiu. Nes naktį, jeigu kartais norit pavaikščioti, nelabai smagu vaikščioti tamsuje, tai gerai pradėsiu medžioti. Opa. Ką turim? Matot, kai greit nužudžiau su vienu smūgiu. Bet nežinau, kad čia taip greit bus. Šiaip tai būna daugiausiai kokių 2 maksimaliai. O dabar net. O matau avį, bet ir skeletams mane puola. Bent jau nori užpult. Ir dabar aš biškį bėgu toliau. Matau avių, viską čia ir. Bet karvių nieko nedavė. Kaip keista. Šiaip tai visada karvį duoda. 3 minutės. O štai turime vilnos. Ir dar maisto pasigaudyti, sakyčiau, reiktų kažkur čia mačiau. Ne. Ai va. Mėsytės reikia atsargiai. Negerai. Štai dabar. Opa. Mėsytės. Puiku, gavo mėsos. Opa. Pažiūrim. Karvė davė netgi 4 mėsos. Gerai dabar. Bet kaip keistai čia. Pirmas, nu ne pirmą gal. Antrą, trečią kokį sykį man karvė duoda 4 mėsos. Tai labai pasitaiko šiaip retai, nes. Ir jeigu man davė maistą dėl to, nes jau turbūt, kad nieks jos nežudė taip jau, kurį ilgai visai daug laiko gyvena jie. Taip manau, mano manimo kitaip. Kad, aš nežinau šiaip. Manyčiau reiktų neiti taip toli nuo namų, nes jau, kaip žinot, pasiklydom. Ir vėl. Nes buvom pasiklydę ir, kaip matau, dabar šį namą turim, viską aišku. Bet nesvarbu dabar jau. Aš taip toli niekada neisiu. Nes aš nesykį, aš taip mėgstu nueiti toli, bet paskui tokį pasiklyst gali. O, mažas aviukas, nežudysiu. Nes jis neduos mum nieko. Vat kiaulė tai duos. Dabar iš miškų pabaisa čia. Kiaulė tai duos. O, 2 mėsos. Gera kiaulė. Geras paršelis, geras. O, avis. Ne, šitą mažytę patėsku. Fak. Gerai, pabandysiu susirasti avių, visko. Kaip matot, ten yra pelkė. Čia kaip ir salelių tokių didelių. O, blembačky. Nukritam. Va, išlipam. Skelet. Tai man atrodo, kad dabar su jumis atsisveikinsiu ir siūlau jums like, subscribe, comment ir taip toliau visą žinote, kaip eina viskas. Ir tikiuosi jums patiko video, laukite kitų video ir iki.